Žiauriai knisa internetas, žiauriai. Nekiek, jeigu jau ne per telefoną, čia yra internetas, bet visiškai, ta prasme, nevažiuoja, net netidaro YouTube'ės. Ai, tu savo telefoninį internetą pasijungiau 10 minučių, 0%. Reikės vėl važiuoti ir keliant po truputį. Bet irgi labai taip sunkiai kelia, nes tas internetas žiauriai lieva kortelę aš turiu iš tikrųjų. Edžio, man atrodo, ar Tele2. Pas mamą tai visiškai nefunkcionuojanti kortelė. Apart, turiu omeny internetą. Ir čia irgi važiuoju, tai 3G, tai sudėtinga. Tai good morning everybody. Rytas. Truputį pamiegojau, sušilau, gerai. Tai su kolega vakar dar aš šnekėjau. Iš Norvegijos paskambino. Susirašinėjau ir tada šiandien paskambino. Tai virš valandas laiko prapliurpėjom, tai vėl nuėjau pirmą miegoti. Pasidariau kavytės. Planai. Šiandienos planai. Pirmuosius 22 kilometrus, tai pradedu pro Druskininkus, nes prieš Druskininkus esu, ir atgal į ritmą, atgal prie sienos, ir pagaliau galėsiu vėl startuoti palei sieną, nes čia dar viskas ok, bet va čia man buvo neaiškiausia vieta, kai reikėjo važiuoti link Varėnos ir paskui pro čia, tai tokia, bet čia nėra, čia net nėra to kelio, va. Čia viskas baigėsi. Ai, čia gal kažkas, bet čia palei pasienį, čia nieks niekur man neleis važiuoti. Nu, žodžiu, nežinau, bet čia net nėra kažkur, kad kažką galėtum normaliai važiuoti. Viskas ok. Nauja diena, nauji iššūkiai, nauji nuotykiai. Tai pirmieji kilometrai čia. Toliau. Ką aš galvojau, kad nekeliant, reikės kelti traktoriui. Kažkur po degalinę reikia degalų dar. Vėl. Įsivarvinti. Pavalgyti kažką. Nieko neturiu savo. Kiaušinių nekepsiu, jau gal atsibodo tie kiaušiniai iš tikrųjų. Gal ne kiek atsibodo, bet tas visas, aišku, kelionė visa kita, bet, norisi man greitai ir užtikrintai keliauti, o tokie dalykai labai daug laiko atima, kad ir sustoju valandą laiko pietum, valandą laiko pusryčiam, tai dabar, jeigu eičiau daminti, aišku, čia galėjau parsinešti, kad čia būčiau galėjęs kepti, nepagalvojom. Bet labai daug atima važiavimo laiko, o 2 valandas ten išmetus, tai man beveik 50 km, tai va, kur aš nuvažiuoju, tarkim, 100 pm, aš tik įveikiu 100, tai pm, ant galų galę susidaro nemažas kilometrų skaičius, 1 ar 2 dienos gal netgi sustopo. Tikriausiai dar vieną puodelį kavos, labai mažiukas toks kažkoks, atsigeriu kavytės dar ir go, aplink Lietuvą. Lietutis lyja. Ai, kaip gerai, kaip aš ištaikau, vis dėlto pasirinkti miegoti kažkur. Ką šiandien lygiai savaitė sukakavo. Kiek čia? Išsikrovė mano laikrodosas. 9 valanda. Praeitą kartą startavau be 10:09, tai 5 minutėm vėluoju. Tai jo, lygiai savaitę, kaip pradėjau savo kelionėlę. Šeimininkas atėjo čia, kur vakar mane leido, tai kvietė kavos, bet aš šitie gėriau kavos, tai, aišku, norėčiau su žmogum pabendrauti, bet labai skubu sakau, nes
Man čia 10 minučių, net ne 10, užtruksi pusę valandos. Čia pusę valandos, čia pusę valandos, ten pusę valandos. Dienos nebėra. Galų gali nuvažiuoti tik tais geriausiu atveju 100 km. Taip. Davai vieną foto darom. Darom. Aš biškį pafilmuosiu, va. Šeimininkas nori nuotraukos. Sveiki. Jerevanas. Jerevan. Jau 3 kartų filmuoju išėlės. Vis ateina. Tai, sako, teik bent kavos, tai žodžiu, sakau, skubu, tai sako, teik bent tos atsigerti. Sulčių davėm. Jerevan. Viešbutis. Motelis šalia druskininkų. Sako, teik duosim pavalgyti visko. Bet degalinį kažką greitai, kur ir sakau, važiuoju. Trumpus tos dienos. Tualetinis popierius. Pasižiūriu, kiek saliaras. Pusę bačioko. Reikia man kokį 15 litrų. Neatsimenu, atsakiau tą komentarą, skaičiau kiek telpa, tai realiai pats nežinau. Tai jeigu žiūri, kur klausai kiek telpa, gal 5 litrų, gal 5. O aš vis sakė, bet kažkas tokio, tikriausiai. Daug nenuvažiuoju, sakau, nuvažiuoju, tai įpili va kartais 10 litrų jau už karto, kartais 20, bet jau vakar 20, bet nedaino, jau pilu tiesiog, kad biškį pilti, jau geriau kitur sustosiu, bet svarbiausia yra man neperpilti, nes čia kaip prasileidžia, tai būna reikalų. Ką? Cold Start Diesel Engine. Pusryčiai. Įsipyliau dar 5 litrus benzino. Sako, geriau eina. Nežinau, pamatysiu. Ne 5, o 7. Ką? Geriau eina. Jeigu šalčiai ateitų, tai reikėtų įsipilti kokį 1-kitą litriuką, kad neužšaltų. Bet tikėkimės ne taip šalčiai. Prastoja langai, bet paskui nutrauks. Lietutis liam. Pagaliau grįžau į savo mėgamą trasą. Jau tais asfaltais tai tiesiog važiuoji. Čia tai dirbi, tik tai vairą gaudai, tik šokinėjai, kad tik neapsivers padangos, nesprogtų, ar dar kas nors nebūtų. Įdomu, čia darbas, čia smagu. Čia malonumas. Ten tai liūdna. Sustojau padaryti ką, ogi pasižiūrėti tepalą. Blem, aš kaip per tą skubėjimą, jis nori lėkti. Tepalo svarbiausio dalyko. Svarbiausio dalyko realiai. Bet dyzelio pasižiūrėjau, irgi svarbu. Sakau, nuvažiuosiu į degalinę, tada jau pasitikrinsiu. Burgerį, tą ne burgerį, mes dešrainį valgau ir vis tiek nepasižiūrėjau. Bet netoli nuvažiau, sustosiu, palauksiu minutėlę antrą, tai gal viskas nusėda. Ir tada pasitiksinsiu tepliuką. Bet prie to pačio galiu ir reklamos. Tai galbūt kažkas planuojate
tuoktis, ženytis, nežinau kaip, kokiam rajone, kas kaip ką vadinat. Tai jeigu reikia automobilio nuomai su vairuotoju, greičiausiai bus vairuotojas aš, tai galit kreiptis šito numeriu. Mercedes-Benz S-klasės ledas. Reikia, skambinkit. Suderinsim, paderinsim, priderinsim. Jo, varau tepalus tikrintis ir... Dabar dar dėliojasi maršrutą. Pažiūrėkit, čia tai grožis, čia tai mano akiai gera žiūrėti. Palei pat sieną. Pasaka visiška. Tai jeigu aš taip toliau ir važiuosiu, tai būsiu labai laimingas. Pasižiūrėkit. Čia paskui. Ir šito etapo pavadinimas yra Turėk gaidį. Nebėra kelio. Blemba. Blemba. Va tau ir palei Nemuną. Džiaugiausi. Ir vat va lygiai tiek žinių. Eik tu savo. Gal mažai nuvažiavau dar čia. Ką ir turėjau omeny, kad... Mačiau lygtais du keliai eina. Eina vienas lygtais palei Nemuną ir vienas šalia aukščiau, ta prasme. Tai man atrodo, aš šį variantą pasiliksiu, nes čia taip, tai čia metus laiko važiuosi. Nuvažiuosi 20 km, pasibaigia keliais. 20 km atgal, kad įstoti į tą kelią. Nežinau, ar ant tiek čia taip verta ir svarbu. Gerai, su kuosi važiuoju atgal. Taip, žiūrėjau, taip gražu, čia miškeliu važiuoju, Nemunas. Sakau, sustosiu, įsikepsiu kiaušinių. Gerai, čia baladojuosi, eina savo. Ir vėl. Man reikia važiuoti čia. O čia ženklas valstybės sienos apsaugos zona. Įvažiavimas arba įėjimas tik su valstybės sienos apsaugos tarnybos išduotų leidimu. Kodėl man jo niekas neišdavė? O kodėl aš jo neįsėmiau? Su navigavimu šiek tiek sunkiai, interneto nėra, beveik, jie kartais atsiranda, bet taip išidėjęs, realiai išidėjęs, važiuoju kažkur, tai jau kokius va tiek vakartų apsisukinėjau, grįžinėjau. Aišku, reikėtų gal ir nufilmuoti, parodyti, bet vienas esu, tai reikia ir vairuoti, naviguoti ir dar filmuoti, tai kiek galiu pafilmuoju, tai sorry, hebrytė. Ką žinau, reikia lėkti toliau, žiūrėti, kažkur rasti kažką, pravažiavimą kažkur. Šūdas. Neina, neleidžia važiuoti arčiau. Meška!
Varau. Esu visai netoli nuo senieji Alksnėnai. O labai jau noriu nusikeikti garsiai. Labai garsiai. Oh my god. Taip toli važiavau palei Lenkijos sieną. Ir spėkit, kur atvažiavau. Ogi geležinkelį. Nu tu blemba. Kaip taip? Kodėl navigacija tada rodo? Nu, aišku, mano kaltė reikėtų prisizuminti. Abu Lietuvos geležinkelių, Ferraras Kauno geležinkelių infrastruktūra. Čia galima ir užeiti. Čia kažkas vaikšto, aišku. O pravažiuoti? Niaup. Ok. Taip jau visai gazu, tik gerai einas. Toli čia nuvažiavau, eik tiesiog dabar. Bet dabar reikia ieškoti, gal kažkur bus pervaža kokia nors. Kur nors. Smagiai. Nu ką? Turn around. Galiu parodyti žemėlapį, kurio vietoje esu. Rumpis gęsta. Vat, kurio vietoje esu. Punsk. Lenkija. Būtų man čia visai šalia. O dabar žiūriu į Punsk.
kai privažiuoji ir leidėsi nuo kalno, tai šiek tiek nejauku, nes net nežinai, ko tikėtis iš tikrųjų. Ką, viskas, baigėsi mano šiandienos kelionė. Nu, įdomi buvo, šiandien įdomi. Kokie 95% miško keliai. Ir viskas buvo gerai, kol davažiavau iki Pasiekos. Buvo ten, aišku, visokių ten kelių ir teišlynių ir visą kitą, bet nuo ten pradėjau važiuoti link, žodžiu, ten aplinkui Sabaliavas, Reketija, čia įdomus tai pavadinimai, aplinkų Kovai ir žodžiu, ten važiavau ir važiavau iki Vigreliai. Nu, ten prasidėjo tam tarpe. Taip. Rūkas, lyja ir lieva žiauriai šviesus. Leidės ir nežinai, kur leidės iš tikrųjų. Net nežinai, kur leidės. Nieko nesimato. Ir paskui kilimas. Tik tais laikai atrodo 6. Dojus pradeda, tiek spėjai greit 5 mušti. Vis tiek dūsta. Tai paskui prisigalvoju, net laikytų koks dantratis, sankaba prasuktų, viskas. Pas mane stabdžiai ten tikrai nėra labai gerai, jeigu riedėti pradėčiau, kai priekį važiuoji, stabdo dar kažkiek, bet atgal realiai nėra stabdžių. Tai būtų nuo kalno, tai baigtis gali liūdnai. Tai buvo tokia dienelė viena iš įdomesnių. Tai atvykau iki Vištytis. Esu prie Vištyčio ežero. Pasistačiau palapinę. Tai all good. Rytoj parodysiu kur. Gerai, tik ežioriai. Jauki. Jo, ekstremo buvo ekstremo šiandien. Kyli ten akmenais tokiais, ten vos ne kaip Norvegijai, ten varinėdavau su keturačiais ir bagiais. Kyli pradeda šokinėti ir automatiškai praranda sukibimą, siesta. Paukš greit 5, o 4, tai jeigu nori dar žemesnę pavarą, tai jau per tolinai, jau tada sustosi ir pradėsi važiuoti žemyn. Ir tada bus bye. Na žodžiu. Tokia ta mano įdomi dienelė, tai matė tikriausiai video, pabandysiu gal ten. Paskui vienu momentu jau filmavau, net mečiau kamerą į šoną, nes jau galvoju bus ragai. Tai, apie šiandien, ne? Pažiūrim, kiek mes čia įvažiavom. 170 km. Tai, sakyčiau, visai neblogai. Va, palipat. Čia dar, kur buvo dar Baltarusija, tai dar buvo sunku. Va, čia, kur buvo Baltarusija, tai čia buvo sunku labai, bet paskui, kai prasidėjau jau su Lenkija, tai buvo palipat sieną, žiauriai gerai buvo. Visai įdomi dienelė šiandien. Toks greičio ruožas. Bet dar kiek pragrybavau, tai visai neblogai, sakyčiau, įveikiau. Ir kvepia namais rytoj, jeigu viskas ok.
Rytoj kvepia namais. Kelionė bus Done. Tai va, eisiu pamontuoti filmuką. Palsėti, pavėgoti, pavalgyti biškelį. Ir susimatysim rytoj. Share, like, subscribe. Aplink Lietuvą. Go, go, go.